Kylam pas Deimantę, pas buvusią merginą, pas kurią susitikimas turbūt pats nejaukiausias, manau, bet tikiuosi viskas atsipalaiduos, atsiriš liežuvis ir gerai pasibendrausime. Labas. Turi kavos? Aš irgi turiu kavos. Nu, sveika? Labas. Ką tu darai? Kaip, tikrinu, ar mano Facebook'o draugai yra tikri draugai. Tai galvoju, mes vis tiek kažkaip jau tą Facebook'ą. Dar šiandien palaikinai. Tai galvoju, reikia aplankyti su kavute. Šakis, kada matėmės, mes matėmės prieš porą metų. Turbūt. Gal dar seniau. Ne, prieš porą metų. Prieš du, ne? O ką tu dabar veiki? Galvoju, savo bariukę, pasibaigiau mokslus. Pasibaigiau mokslus? tą patį? Ir galvoju, kad vis tiek man kažkaip gyvenime dalykas baras, man patinkantis, man tinkantis, tai kol kas ir su renginiais užsiiminėjau. Vestuvės jau vest pradėjau. Mačiau kažkada kažką nuotrauką. Tai jau jeigu reikės, tai tada jau tą sakyt. Kada nors gal ateity turėsiu omeny. Nu, kas? Jeigu tai jūs įsimarkiai kanda. Tai gal kol dar nepažįsta tas balta. Kad ir pažįsta, man irgi visas sprendžia paskui. Tik jaunas durnas. Kaip tėvai? Gerai, čia buvau per Velykas, nudžiuginau tėvelius, tai labai jau ten viskas. Gerai, brolis susilaukė vaikučio. Kuris brolis? Tas Donatas, ne tas, kur daugiau turi, bet tas, kur antro. Pagaliau po 10 metų jo pavyko mergaičiukę. Ai, gerai. Dabar jau šeimynai džiaugsmo, laimės, pilnas kelnes jo labai. Na, kaip tėvai? Viskas gerai? Jo, kas jam ten gali būti blogai, uždarbiauja savo, dirba, gyvena savo tam namukė, tvarkosi. Nu, gražiausia. Bet ne jauna dar. Jo, jis atėjo prie namų, jie 3 atėjo. Kodėl vieną apsiėmė? Nes 2 padalinau, o šitas matai labai briednas, tai jis liko kažkaip nieks neina. Tai teko mūsų imti, piktusi mušasi su Merfiu, išprotėjęs. Kaip mama? Gerai, tik ištekėjo. Mačiau, kad jau ten džiaugiasi visiškai. Jo, visiškai dabar kaip paauglė, žinai, įsimylėjus. Tai va, smagu. Ir nejauku, truputį, bet smagu, gerai. Visą laiką tas toks buvo. Nu, nežiūrai, senai matėmės. O ar tavo Facebook'o draugai yra tikri draugai? Patikrink. tikridraugai.lt. Nebuvo ko nervuotis, nebuvo ko parintis. Žiauriai fainas susitikimas ir labai tikiuosi, kad iš Facebook'o bendravimo galėsim persikelti vėl į gyvą bendravimą. Spausk ir pamatyk daugiau mano nuotykių čia. Ir sek mane Facebook'e.